Apie tekstą langelyje. Paprastai tekstas arba skaičiai langelyje rašomi viena eilute ir tas tekstas būna rikiuotas taip. Jeigu yra tekstas, tai spaudžiamas prie kairės pusės, jeigu tai būtų skaičius, pavyzdžiui, 12, tai skaičius spaudamas prie dešinės pusės langelio. Reiškia, Excelis skiria skaičius ir tekstą. Dabar viskas rašoma yra vertikaliai apačioje, bet galima, reiškia, tą dalyką įvairiai paskirstyti. Galiu, reiškia, viršuje rašyti tekstą, galiu per centrą rašyti, galiu apačioje, standartiškai apačioje. Dabar horizontalaus lygiavimo ne vienas mygtukas neįspaustas yra, todėl kad, kaip minėjau, tekstas yra spaudžiamas prie kairės, o skaičiai prie dešinės pusės. Todėl jeigu nėra būtinybės tokių dalykų kaip centruoti ar kažkaip kitaip lygiuoti, Excelį, reiškia, langelių nereikėtų. Bet jeigu reikia, galima ir tekstą spausti taip, centruoti arba šitaip. Galų gale galbūt reikia centras, dažnai pavadinimuose tai būna. Tekstą, tą tekstą galima įvairiai pasukti. Yra toks mygtukas, reiškia orientacija, pasukimai ir aš galiu pasukti taip 45 laipsnių kampu, taip, reiškia išdėlioti, taip ir visi čia yra atvejai ir galima nueiti ir dar toliau. Toliau galima, jeigu tekstas būtų taip ir vėl grįžkim prie normalaus teksto. Dabar jau čia to normalaus teksto ir nebėra, išeikim į šitą lentelę ir tada aš galiu sakyti, kad šičia yra alignment tokia lentelė, format cells, alignment lentelė ir aš galiu tekstą tiesiog sukinėti kokiu noriu kampu. Galiu ir taip pasukti, pavyzdžiui, 0 laipsnių, kas laipsnį. Čia galiu tekstą taip rašyti ir dabar horizontaliai galiu general, tai yra tas, ką minėjau, tekstas į kairę, skaičiai į dešinę, galima ir kairiai, centre, galima užpildyti, galima ir lygiuoti, galima centruoti ir taip toliau. Vertikaliai galima irgi viršuje pačioj išlyginti įvairiais būdais tekstą, reiškia lentelės ir horizontaliai ir vertikaliai. Dabar turim tokį standartinį tekstą, tik jis dabar yra jau kaip ir tą atspausti aš galiu, kad tekstas būtų, reiškia, ir dabar galiu netgi atitraukti kažkiek tekstą nuo krašto arba atvirkščiai pritraukti vėl. Dar vienas toks svarbus dalykas yra, tai jeigu aš turiu šičia labai ilgą tekstą, labai ilgas tekstas, jis netelpa, nes čia užstoja tos dar netelpa, bet aš jį galiu rašyti keldamas eilutę. Standartiškai kėlimo eilučių nėra, kad norim, kad keltų tas langelis, reikia įjungti wrap text ir turim išsiplėti eilutę ir turim tokį, reiškia, labai ilgą tekstą. Reiškia, yra kėlimas. Tas pats kėlimas, jeigu alignment nueitumėm, yra wrap text. Kitas dalykas, tokia egzotika yra, kad tilptų, sumažina šriftą tiek, kad nieko nesimato, matosi šičia, bet, reiškia, yra būtent toks dalykas. Vėl grįžkim, nuimkim šitą ir, reiškia, nuimam vėl normalus yra tekstas.
Dabar jeigu Word'e mes lenteles galėjom langelius sujungti ar suskaldyti, tai šiaip Excelis leidžia tik sujungti langelius, turiu kažkokį bloką langelių, reiškia, bet skaldyti, reiškia, sujungti arba atjungti. Langelių suskaldyti negalima. Va, dabar gavau vieną didelį iš 6 langelių ir galiu jį dabar, reiškia, vėl nuimsiu paukščiuką ir vėl vis pasidarys atskils. Suskaldyti negalima, todėl kad nebėra adresų. Jeigu A1 langelį skeltumėm per pus, sakykim, tai būtų vienas A1, o kitą langelį nebežinotumėm kaip pavadinti, nes jau B1 va šičia yra ir taip toliau, mes nebeturim unikalių adresų. Dažnai pavadinimuose lentelių, pavyzdžiui, galim, sakykime, pasidaryti kažkokią, tiesiog netuščią lentelę, reiškia, uždėkim, kad būtų borders ir aš galiu parašyti, kad tai yra lentelė, reiškia, su pavadinimu, turiu taip, ir man reikia, kad tai būtų lentelės pavadinimas centre. Šiaip reikėtų pasistengti, kad tarp kažkokios lentelės, reiškia, duomenų ir pavadinimo būtų bent eilutės tarpas, galbūt ją galima ir sumažinti tą eilutę, bet kad tas pavadinimas neprikiptų tiesiog prie lentelės. Ir galima šitą dalyką sucentruoti ir kitas dalykas, tuos langelius apjungti. Tai šitą dalyką daro, o šičia mygtukas yra. Match and Center ir sulieja ir sucentruoja. Jeigu norim atliesim, reiškia, yra atliejam ir turim tokį vėl, reiškia, atspaudžiam. Kartais, reiškia, jeigu aš pasižymėsiu, sakykime, kelis langelius ir padarysiu Match and Center, tai man iš 4 padarė vieną didelį, ir čia parašysiu, kažkur bus centre, dar galbūt šičia centre, bus centre. Bet kartais reikia, kad taip eilutės būtų irgi toks būtų atskirai. Taip, kad galėtumėm, sakykime, visą tą stulpelį liktai apjungti, yra dar toks pasirinkimas Match Across, tai yra sucentruoja, bet eilutės stulpelius apjungia, bet eilučių ne. Reiškia, Match Across, reiškia, ir apjungia ir viskas. Ir yra paprastas apjungimas, be centravimo, tai yra, jeigu aš dar kažkokią tai tokią turėsiu 4 yra, negerai, dabar Match Cells, nelabai gerai, aš dabar taip ir dar kartą pakartosiu, nes paspaudžiau Match Cells. Taip, ir šičia, taip, ir čia yra standartinis, rašosi kaip vienas langelis. Kaip vienas langelis yra. Kokios dar ten yra jau čia apsvarstytos yra galimybės, čia yra daugiau. Vienas iš tokių horizontal yra fill, justify, išlygiavimas pagal abiejus kraštus, tai yra labai retai daromas, reiškia, nes stulpelis nėra labai platus ir nelabai gražiai yra, kai vienas žodis kairiai, kitas dešinėje, per vidurį didelis tarpas. Yra vienas iš dalykų fill užpildyti. Pavyzdžiui, aš parašau XY, įjungsiu, XY užpildo visą, reiškia, langelį tais. Jeigu plėsiu, pildys. Jeigu dabar aš jį nuimsiu, tą fillo padarysiu, pavyzdžiui, general, liks tik tai XY. Iš kitos pusės, jeigu aš čia sakiau apjungti ir sucentruoti, aš galiu tiesiog pacentruoti neapjungdamas, tai yra Center Across Selection, reiškia Center Across Selection, spaudžiu OK ir man sucentravo, tiesiog yra atskiri langeliai, ir čia aš galiu kažką parašyti, bet tai jau truputėlis nebe taip centruojasi, bet tas yra. Kas įdomiausia šiuo atveju, kur yra lentelė parašyta
čia formulio eilutėje nieko nėra, o kur nieko nėra, čia yra parašyta lentelė. Matot, ir jeigu aš rašysiu lentelė 1, enter įvesiu, atsiranda tas lentelė 1.